Nardyk internete kaip žuvis. Atsinaujinęs spartusis Baltikum internetas. Tik 8,50 € per mėnesį ir 100 megabitų visiems į visus tinklus. Baltikum. Sveiki! Kovo 4 dieną sukanka lygiai 13 metų, kai buvo parodyta pirmoji laida Reidas. Ir kas galėjo pagalvoti, kad mes vis dar turime ką parodyti. Ta pirmą antradienį po valstybės dienos išeiginio apie 9 val. Kretingos policija gavo pranešimą, kad miesto centre Birutės gatvėje susidūrė sunkvežimis ir lengvasis automobilis. Yra prispaustų žmonių. Įvykio vietą išskubėjo policijos pareigūnai, medikai, ugniagesiai, gelbėtojai. Pagalba avarijos dalyviams iškvietė netoliese dirbusi moteris, kuri išgirdusi siaubingą garsą iš parduotuvės išėjo į gatvę ir pamatė nekokį vaizdelį. Sumaitotas mašinas, vienas žmogus gulėjo ant šaligatvio. Aš pač pirmą iškviečiau. Iškvietėt? Ja. O čia gyvenat netoli? Ne, aš dirbu. Aha. Važiavau į parduotuvę. Išgirdau trenksmą ir prakišau nosį, žiūriu, golus žmogus. Jaunuoliai kalbėjo, kad jie skubėjo neva į darbą ir vingiuotoje gatvėje jų mašina tiesiog užmetė. Iš karto metus pirmą žvilgsnį į avarijos vietą aiški ir priežastis ir avarijos kaltininkas. Avariją sukėlė automobilio Audi vairuotojas kretingiškis Mantas, kuris vairuodamas automobilį su dešinėje pusėje įrengtų vairų išvažiavo priešingą eismo juostą ir tieškėsi į sunkvežimį Volvo. Audi A4 vairuotojas pravarde Šerniukas žinomas Kretingos policijai kaip muštynių ir ikiteisminių tyrimų dalyvis. Lengvuoju automobiliu vyko 4 jaunuoliai. Dabar jau aišku, kad per incidentą lengviausiai nukentėjo sunkvežimio Volvo vairuotojas. 59 metų vyriškiui sumušta galva. Stipriau nukentėjo Audi keleiviai bei vairuotojas. Pagal galvos žymes ant priekinio stiklo ir skalpo likučius galima spręsti, kad vairuotojas važiavo neprisisegęs saugos diržo. Šerniukui lūžo nosis. O kas jam? Jis žinomas Kretingos chuliganas, o dabar ir vairuotojas nekoks. 2 keleiviai neapsėjo be lūžių. Vienam lūžo apatinis žandikaulis ir žastikaulis, kitam laivikaulis. Trečias atsipirko galvos žaizda. Šerniukas iškėlė versiją, jog jam vairuojant Audi staiga sprogo padanga. Į šį klausimą atsakys ekspertai. O Kretingos rajono policijos komisariate dėl šios avarijos, per kurią sužeisti 5 žmonės, pradėtas tyrimas. Tai antra didelė avarija Kretingos rajone šiais metais. Vasario 8 dieną Kretingos rajone kelyje Darbėnai Palanga, jos Skaudų kaimo ribose, susidūrus automobiliams Volvo ir Lancia Libra, buvo sužeisti 6 žmonės. Kol vyko šios avarijos padarinių likvidavimas, Kretingos centre 1,5 valandos buvo uždarytas eismas. Retas reiškinys šiame miestelyje. Ankstų vieną ketvirtadienio rytą prieš 6 Klaipėdos policija gavo pranešimą, kad Šilutės plento ir Statybininkų prospekto sankryžoje susidūrus sunkvežimiu ir lengvajam automobiliui yra sužeistų žmonių. Reidų dėl avarijos paskambino senas laidos draugas Mindaugas. Kas mus žiūri, tas žino. Tai žmogus, kuris mūsų laidoje filmavosi daugiau negu 40 kartų. Nu, sakyk dabar, ką tu darai čia 6 ryto? Ką darai? Ai, važiavai į darbą? Ne, ne į darbą. Nu, sakai, mazda apsivertė. Aha, ne taip pasipratau. Nu, kartų neskaičiuoju, kelintą kartą čia mes filmuojamės, neskaičiuoju jau, ne? Skaičiuoju. Supratau. Čia išvežė ką nors į ligonę ar ne? Ką? Išvežė ką nors į ligonę ar ne? Ne, nepastebėjau. Taigi dabar apie avariją. Prieš 6 šviesoforai dar įjungtinė buvo. Iš šalutinio Statybininkų prospekto į didelę sankryžą įvažiavo vilkikas ir jo vairuotojas Vladislavas nepastebėjo pagrindinių Šilutės plentų važiuojančio automobilio Mazda 6. Nepastebėjau mašinas, važiavau, norėjau sukti. Jūs važiavot nuo kurios vietos? O, kažkur. Ai, nuo kranų. O tas suko... Tas važiavo tiesiai. Tiesiai važiavo? Aha, supratau. Šviesoforas neveikia dar tuo metu? Aha, supratau. Tai yra sužeistų ar ne čia? Taip sakot, Yra sužeistų? nėra taip ten žiškių taip. Stiprus smūgis teko į lengvojo automobilio priekinės keleivio duris. Laimiai vairuotojas, žinomas Gargždų ligoninės daktaras, į darbą važiavo vienas. Įvykio vietą buvo iškviesti medikai ir policijos pareigūnai. Gargždų ligoninėje radiologų dirbantis lengvojo automobilio vairuotojas pats sau nusistatė diagnozę – krūtinės sumušimą ir į ligoninę vykti atsisakė. Atvykę kelių policijos biuro budinčios dalies pareigūnai padėjo užpildyti eismo įvykių deklaraciją ir tiek žinių. Gražų penktadienio vakarą Klaipėdoje Smiltelės ir Simenotytės gatvių sankryžoje susipolė automobiliai Audi ir Volvo. Ką daryti? Abudu važiavo degant žaliam šviesoforų signalui. Simenotytės gatvės aš važiavau. Jau, geltonas žalias spalvas buvo. Aha. Persėtas, bet aš jau išvažiavau į pusę kelio, ne? Aha. Ir, pradėjau baigti savo Manevrą. Manevrą eismą. Ir man
Ką daryti, kai abudu važiavo degant žaliam šviesoforo signalui? Audi atvažiavo iš Simonaitytės gatvės ir kirto Smiltelės gatvę, o Volvo į sankryžą įvažiavo iš Smiltelės gatvės. Kas kaltas dėl avarijos? Manau, kad ne aš. Ne jūs. Ne, aš per žalę į per raudoną. Jūs per žalią važiavote. Geltoną tu važiuoji, negali. Tai jūs tada deklaracijų negalit pildyti, Čia raudonas, va, degi. Aha. Čia raudonas susidega iškart, kai ten geltonas susidega. Mes jau buvom vidury kelio, kai čia geltonas susidega. Negali važiuoti. Teisingai, per geltoną irgi negali važiuoti. Tai jisai geltonas susidegė, jos vidury kelio buvo. Tuo aplamai galėjo sustoti. Tai ką daryti? Aišku viena, kad gatvėse būtų saugiau, jeigu vairuotojai įsivaizduotų, kad bet koks mirksintis šviesoforo signalas draudžia eismą. Tai tada būtų saugiau ir ramiau, nes, na ką, policija ne visagalė, joks pareigūnas nesėdėjo ant namo stogo ir nesekė, kaip veikia šviesoforai ir kas kaip važiavo per sankryžą. Tiesa, vėliau dėl avarijos protokolas bus surašytas Audi vairuotojui, tai atsitiko išmatavus sankryžą ir išklausius abiejų vairuotojų paaiškinimus, nes Volvo prieš tai 7 sekundės stovėjo iki užsidegs leidžiamas šviesoforo signalas. Ta pati penktadienio vakarą Klaipėdoje Taikos prospekte prisiskraidėjęs klasės Mercedesas. Kupė automobilis kitoje eismo pusėje trinktelėjo į Hondą ir po to skrydis į kitą Taikos prospekto pusę, vartant ženklus ir džiaugiantis, kad iš priekio niekas neatvažiavo. Bet iš pradžių buvo Honda. Aha. O jūs važiavot antrą juostą? Antrą juostą važiavau. O jis? Atvažiavo iš galo, aš tik pajutau smūgį ir tiek. O tu jis tik reikiausi, ką jis darė? Neįsivaizduoju, ką jie darė. Supratau, ir tas skrydis, va toks viskas jūsų akivaizdoje vyksta. Tai ko gero pagalvot, kad girtas? Pagalvojate, ne? Bet patys smūgį pats jautėte, ne? Jautėt. Supratau. Skrajojančio Mercedeso kabutėse vairuotojas buvo blaivus. Jis kažką aiškino, kad jam kažkas kažką užkišo, tas kažkas kažkur nuvažiavo, bandė reidą užmušti žvilgsnių, o mes savo ruožtų sakome, kad negalima skraidyti po Taikos prospektą visuomeniai pavojingų būdų, nes ši avarija tik greičio pasekmė. Tada ir filmuotis nereikės, ir nervų gadintis taip pat. Kartojame, laimė, kad iš priekio niekas neatvažiavo. Niekas. Ir čia susidurėme su įstatymų netobulumu. Šis paskraidęs vairuotojas užpildys eismo įvykių deklaraciją, o vairuotojas aštriau persirikėjęs iš vienos eismo juostos į kitą gali būti žiauriai nubaustas už chuliganišką ar pavojingą vairavimą. Štai tokie reikalai. Eilinis policijos reidas, gaudant išgėrusius vairuotojus, vėl įvyko. Šį kartą Kretingos rajone. Šeštadienį nuo 7 val. Ryto Klaipėdos kelių policijos biuro pareigūnai iš dviejų pusių užtvėrė Kretingos miestą. 2 ekipažai išsirikiavo kelyje Gargždai Kretinga. Labas rytas. Matau, patyręs vairuotojas esate. Nu, matei stop ženklas ir pralėkiai. Ant 60 kokią. Ne? O prie stop ženklo ką reikėjo padaryti? Nu va, viską tu žinai. Štai ir pirmos promilės, jos vaikiškos, bet vis tiek promilės. Ką vakar geriai? Porą laus. O užvakar? O užvakar biškis stipriau. Šiltas buvo. Ja, užvakar, ja. Ja, supratau. Automobilio BMW vairuotojas nuskubėjo į Rygos oro uostą, o mes treniruojamės toliau. Pirmą kartą pusit? Iki 5 sekundžių taip tolygiai. Pučiam. Įkvėpkit oro daugiau. Ne, jūs įkvėpkit ir apžiosit ir tada pučiam. Jūs iš karto jau... Įkvėpiau. Nu, palaukit. Nu, va to. Nu, va, kai pasiruošit, va. Pučiam. Neužtenka oro. Ne, jūs įkvėpkit ir į aparatą Esu iškvėpkit. asmatikė. Kaip tik prasitreniruosime. Nu, mes visi čia asmatikai. Nu, kai pasiruošit, pasakykit. Nu, pasiruošau. Pajūrį gyvendami, nu. Pučiam. Jis senai nėra, galvau, neturi būti. Ne, nu tai neturi. Neužtenka putimo, ilgiau. Neužtenka putimą. Palaukit. Jūs įkvėpkit orą ir išpūskit į aparatą ir viskas. Ir jūs pasakys, palaukit. Kiek galima daugiau įkvėpkit. Keista, juk balionus tai pripūsti galime, o čia net to nereikia padaryti. Čia tai reikia pūstelti, vos. Tuo metu per kelią prabėgo kaimenė šernų, jie vos nesutraiškė džipo. Mes juokais klausime, gal vairuotojas jau spėjo suskaičiuoti tos šernus. Kiek ten šernų spėjo suskaičiuoti, kiek ten prabėgo šernų? Nesuspėjo. Koks 20 galbūt, ne? 20 nebuvo. Nebus 20? 15? Nu, bet tokį pamatyti. Žinau, irgi iš darbo sterną buvau nudaužį mašiną. Nu, čia yra tų gyvulėlių pas mus.
Kitoje reido vietoje kelyje Šiauliai Kretinga ties Kartina buvo sustabdytas įsiblaškiusių, nelaimingų ir pasimetusių merginų iš Mažeikių ekipažas. Jos vyko iš Palangos oro uosto namo. Pasirodo, kad draugė nuvežė į oro uostą draugę, kad ši išskristų atgal į užsienį. Tai ta pasirodo žeplai nusipirko bilietą į reisą, kuris bus tik po mėnesio, kažkur kovo pabaigoje. Biškis ilgiau, per pusę ilgiau pučiam ir ilgiau. Nu? Gerai, dar. Pala. Nu, neskubėk. Aš nemoku, nu. Nelabai stipriai, bet to lygiai. Tuo metu kitoje kelio pusėje buvo sustabdytas automobilis Alfa Romeo. Jo vairuotojo Irmanto organizme aptikta 0,42 promilės alkoholio. Kadangi jaunuolis turi tik 1,5 metų vairavimo stažą, tai šios promilės jo organizme apibrėžiamos kaip nežymaus girtumo laipsnis. 0,42 points. Labą dieną. Ką gerėt vakar? Tik tas alaus atsigėrė. Alaus? Bet kad stažo neturi, tai ir su tuo alum reikia atsargiau žaisti. Kiek vairuojat pats? 1,5 metų. Bėdos turėsit. Jaunuolio įvykio vietoje surašytas nurodymas sumokėti 115 eurų baudą. Jeigu alkotesterio parodymai būtų buvę 0,43, jam būtų tekę atsakyti už vairavimą, kai esi lengvai apkvaitęs. Tai tada ir vairuotojo pažymėjimas būtų atimtas ne mažiau kaip metams ir bauda didesnė. Jaunuolis paaiškino, kad išvakarėse išgėrė 6 puslės alaus. Be ant galinės sėdynės tvarkingai prisisegusių saugos diržų sėdėjo jaunuolio mama, kuri buvo blaiva ir vairuotojo pažymėjimą netgi turėjo. Ir apie nežymų sūnaus girtumą sužinojo tik, kai jis grįžo su protokolu į mašiną. Reido metu nustatytas vienas nežymus girtumas, 5 piliečių organizme alkoholis neviršijo draudžiamos normos, vienas pilietis važiavo be techninės apžiūros, vienas be draudimo ir daugumai vairuotojai buvo padarytos pastabos, jog jie nesustojo prie laikinojo kelio ženklo stop kontrolė. Vienas 75 metų vyrukas, vairavęs golfą, mums dėl to ženklo paaiškino štai ką. O kodėl prieš stop ženkliuką nestojate? Stop ženklas, va, centre yra pastatytas. Bet ženklas yra stop. O čia reidas yra reidas. Stop ženklas, reikia žiūrėti ženklus, tėvuk. Reikia stoti prie ženklą. Aš bajojau čia ant žmogaus, ant važiaut, nes šito ženklą Ai, papūsit man. Galiu. Gerai. Kiek pačia metų, pans, kiek pačia metų jau? O kiek metų? Nu, kiek 75, daugiau. 75? Ne. Jaunas vyras dar esat. Šią žemaitišką šnekta leiskite pabaigti pirmąją laidos dalį. Pirmąjį laidos reidas reidą, čia buvo Kretingos rajonas, o antroje laidos dalyje mūsų laukia reidai Žemaitijos gilumoje, o gal net ir pačioje Klaipėdoje. Ko esi toks piktas? Jėzus, Marija, kas jums yra pons? Gerą kelią, važiuokite. Begąstik. Dabar visas įdomybės paliekame nuošalyje, o po to laidoje matysite. O antroje laidos dalyje apie taip vairuojančių vairuotojų pojūčius patyrinėsime, kaip atrodo Maskvoje gaminami vairuotojų pažymėjimai ir aišku mūsų rubrika ir jūsų darbai skiltyje filmuoja reido reporteriai. Visą tai ir dar daugiau jau po reklamos. Avinėlis pasipurtė, pribirėjo dovanų. Imk ir neškis visą kraitę. Švęsk su Baltikum kartu. Juk dabar skaitmeninė TV ir spartusis internetas tik 14,50 eurų. Visą sutarties terminą. Baltikum. Visa kraitė dovanų. Tiek reklamos ir anonsų, nuo mes tęsime laidą. Bus ką pažiūrėti. Pirmą laidos dalį baigėme reidu iš Kretingos, dabar važiuojame giliau į Žemaitiją, į Plungę. Iš pradžių 4 Klaipėdos kelių policijos biuro ekipažai stojo kelyje Mažeikiai Plungė Tauragė ties Milašaičių kaimo ir pradėjo tikrinti vairuotojus važiuojančius į Rietavo turgų. Turbūt tiems, kurių organizme aptinkama leistina norma alkoholio, net ir dėl tų menkų promilių darosi nesmagu, tad jie viską bando nurašyti vaistams nuo širdies. Šį kartą neišimtis buvo ir vairuotojas, kurio organizme aptikta leistina norma alkoholio 0,30. Jis aiškino, kad vartojo vaistus ir viskas, jokio alkoholio. Nu, labas rytas, pons. Ant ribos taip. Ką vakar gerėt? Vaistus gerėt? Žymiai nuoširdesnis buvo šiaulietis automobilio Chrysler Voyager vairuotojas Vidmantas. Rietavo turguje moteriškais paltais prekiaujantis vyriškis pateikė suklastotą vairuotojo pažymėjimą. Pareigūnų dėmesį patraukė kitokia dokumento spalva iš šriftas. Ponas Gedriau, parodykite, kaip atrodo padirbtos teisės. Taip, kas čia yra? Kas čia padirbta?
Matai, šriftas yra iš karto skiriasi, matai, koks šriftas yra. Šitas, o šitas būtent. Skaičiai jo. Aha. Teisės tokius įdomu. O, visos kategorijos netgi. Jūsų versija, ponė Vidmantai, jūsų istorija. Nu, laba diena. Labą dieną. Tai kur tą popieriuką gavot? Maskvoj. Maskvoj? Taip. Netikiu. Kiek kainuoja? O nebeprisimenu. $70 atrodo mokėjau Maskvoj. $70. Supratau. O dabar sakykite, o tikros teisės kur jūsų? Buvo atimtos, laikai pasibaigė, nėra pinigų iš ko persilaikyti, va. Aha. Pasibaigė jau visi laikai, viskas. Važinėjo atidirbinėti, vai turbūt prekiauti. Supratau. Tai $70, tai čia už tiek galbūt ir čia būtumėt nusipirkęs, ar ne? Kad kažkaip keistai pasiūlė tenais, ten juk Maskvoje viskas siūlo. Pasiūlė, neturėjau to momentu, buvo svarbiausias važiavęs. Na, aišku, ten net patvoriniai šunys Maskvoje tampa kilmingais. Pasižiūrėkit, ir Uspaskichas pasidaręs dokumentus. Tai jau tikrai. Beje, pilietis Vidmantas nekartą buvo stabdomas policijos pareigūnų, netgi ir tose pačiose Milašaičiuose, tačiau niekam nebuvo kilę įtarimų, kad svarbus dokumentas padirbtas, kol sekmadienio rytą jo į rankas nepaėmė patyręs pareigūnas Giedrius. Pilietis buvo nuvežtas į Plungės policijos komisariatą, kur bus pradėtas tyrimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 straipsnį, kuris numato bausmę net iki 4 metų laisvės atėmimo. Netrukus policijos pareigūnų dėmesį patraukė automobilis Audi, kuris nusuko iš kelio į kiemus. Automobilis buvo pavytas ir pasikalbėtas su jo vairuotoju ir keleiviu. Labą dieną. Labą dieną. A čia gyvenat? Ne, tai jau klausės. Kažkur parduodu namie, Ką parduoda? namą kažkur visai parduodu. O kiek iš vango vartoja? O ką, nieko? Nieko. Ar ten keleivis? Keleivis? Keleivis, nu protestuos. Keleivis. Apmylink labai. Keleivis pagiringas, jo. Tai pasimėti, kad jums padėtų namą įvertinti. Nu, labai ilgai galvoja. 16016. Sakė, pagaringas esat? Nu, biškės. Biški, nekilnojamo turto ekspertas esat? Milašaičiuose buvo sustabdyti piliečiai, kurie apsiginklavę vėliavų kotais važiavo ginti mūsų tėvynės. A jūs irgi važiuojat su priešais kautis? Irgi. Irgi? Kokiais priešais? Kas jūsų priešai šiandien? Su kryžiuočių dvasia, kuri Pilėnus sudegina. Pilėnus? Jo. O tai kur važiuojat, į kurią vietą? Į Pilėnų piliakalnį. Tu jau petis man žirgų, išskleisma ietis vėliavą. Aha. Ir jeigu tos dvasias bus, mes sunaikinsime tą likusį dvasę. Supratau. O tai jūsų antgalis nesurūdijęs yra? Ne, kai ką nors smeigsma, jis pradės blizgėti. Blizgėt? Nes dabar senokai smeigti jau ir. Supratau. Neužilgo kelių policijos ekipažai persikraustė į pačią Plungę, kur buvo užtverta centrinė Tumo Vaižganto gatvė. Jeigu kas nežino, tai buvo didis mūsų rašytojas, žurnalistas ir net kunigas. Tačiau čia ne protų mūšis, čia reidas, o jis didelė pagaringas. Dviejų vairuotojų organizme rasta listina norma alkoholio. Tik šių promilių savininkas nekalbėjo apie alų. Jis kalbėjo apie butelį degtinės išgertą išvakarėse su draugu. Jis buvo teisingas. Labas rytas. Labas rytas. Įsigelbėjom. Ką kar gerit? Vieną butelį išgeriam. Vieną buteliuką? Šnapsės. Su draugu. Nu, vat nors nemeluojat, kad 2 butelius alaus gerit. Ačiū Dievui. Pirmas nemeluojantis. Ir normalios promilės iš karto. Štai tokie policijos reidai Žemaitijoje. Lengvai pagiringi, lengvai tvyrant geram orui, lengvos ir promilės. O dabar grįžtame į miestą į pagiringą Klaipėdos pirmadienį. Pirmadienio ryto policijos mini reidas Klaipėdoje buvo žymiai dvasingesnis negu Vilniuje, tarkim. Ten vienas girtas, čia 3. Taigi per 1,5 valandos išaiškinti 3 neblaivūs vairuotojai, o vienas vairavo jau anksčiau pragėręs teises. Nuo 8:30 ryto 2 kelių policijos ekipažai įsirikiavo Smiltelės gatvėje, buvo tikrinami vairuotojai važiuojantis nuo miegamųjų rajonų link miesto. BMW, o kodėl jūs važiuojate be šviesų? 2 metų senumo BMW ir lempa nešviečia. Kaip čia gali būti? 2 metų. Nu 3. A dabar Nėra? Klevo nėra, lempos nedega. O što sporvučiai gražus? No. Sporvučiai gražus kaip pas mane. Plėtam. Žinai, kiek galima? 0,0. Kada geriai paskutinį kartą? 0,23. 0,23.
Jau antro sustabdyto automobilio Nissan Primera vairuotojas Valerijus pasirodė besąs rimtas pažeidėjas, kažkada už sukeltą girtą avariją jis buvo netekęs vairuotojo pažymėjimo iki praėjusių metų. Atimimo terminas praėjo, tačiau pilietis toliau vairavo, nesistengdamas atgauti prarasto dokumento. Šį kartą jis buvo blaivus, tačiau jam surašytas protokolas už vairavimą neturint vairuotojo pažymėjimo. Jo laukia bauda nuo 290 eurų. Nepasisekė Edvardui, vairavusiam Opel Zafira. Piliečiui nustatytas pirmadieninis girtumas 0,48. Buvo tikrinami ne visi vairuotojai, kėlė pasitikėjimą ponai ir ponios būdavo praleidžiami tik policijos pareigūnui pažvelgus į vairuotojų akis. Su tais piliečiais, kurie čiaumojo kramtomąją gumą, buvo aprasoję, nenuvalyti ar iki galo atidaryti langai, buvo trumpai pasikalbama, pasisveikinama ir jeigu viskas tvarkoje, palinkima gero kelio. O vieno įkliuvimo istorija pamokanti, pareigūnė stovėjo prie laikinojo kelio ženklo stop kontrolę ir mosuodama krivulę ragino greičiau pravažiuoti vairuotojus pro barikadą. Automobilio Volvo XC90 vairuotojas Andrėjus važiuodamas link posto iš rankų nepaleido mobiliojo ryšio telefono ir be paliovos kalbėjo. Ir tai dar ne viskas. Jis buvo neblaivus. Vairuotojui nustatytas lengvas girtumas 0,96 promilės alkoholio. Tad protokolas už kalbėjimą telefonu šioje vietoje pasidarė mažai reikšmingas. O šio vairuotojo automobilis Volkswagen Charan bus konfiskuotas. Olegui nustatytas taip pat lengvas girtumas. Beveik promilė alkoholio. Pirmą kartą jis girtas įkliuvo dar 2007 metais, antrą kartą 2011, o dabar vairavo girtas neturėdamas vairuotojo pažymėjimą. 1,5 valandos Miltelės gatvėje, o 3 itin šiurkštūs kelių eismo pažeidimai. Kitas siužetas bus apie kitą šiurkštų pažeidimą – pabėgimą iš avarijos vietos. Kitas siužetas bus apie kitą šiurkštų pažeidimą – pabėgimą iš avarijos vietos. Važiuojama į Kretingos gatvę. Čia automobilis Mazda posūkyje pylė į elektros apšvietimo stulpą ir nuvažiavo. Taip, jums nepasigirdo. Nuvažiavo 3 ratais dar 40 metrų. Vairuotojas dingo. Nesvarbu, kad gražiai mašina priparkuota, kad į eismų netrukdo. Niekas taip nedaro. Pylė į stulpą. Atsakyk. Policija turės klausimų tokiam 25 metų vaikinui vardu Karolis. Jis šią lupeną nusipirko prieš porą savaičių, vasario 10 dieną. Kai buvo rastas šis jaunuolis, tai policininkai labai jį nustebins. Pasirodo, jis net nežinojo, kad turi tokią mašiną. Po pokalbio aišku, kažkam bus surašytas protokolas už avariją, iš kurios padaryta dingau. O tai kainuoja. Ir kitas siužetas apie pabėgimą. Kol nukeliausime į savo mėgstamą rubriką Filmuoja reido reporteriai, pakalbėkime apie mūsų padarumą keliuose, kurį fiksavo ir fiksuos vaizdo kameros. Melnragė. Vieno prekybos centro automobilių stovėjimo aikštelė. Atvažiavo taksi automobilis Opel Zafira. O ką? Nieko tokio. Argi mes ką nors sakome? Štai vairuotojas prisiparkavo, išlipo, štai praėjo, užėjo į parduotuvę. Ką nusipirko, tai jau ne mūsų reikalas, nes tai buvo ne alkoholis. Ne. Išėjo iš parduotuvės, sėdo į savo taksi ir parodė, kaip nereikia vairuoti. Važiuodamas atbulas pylė į stovintį automobilį Peugeot. Ir tai dar ne viskas. Sustojo, pažiūrėjo ir nuvažiavo. Norit pasakyti, kad nejuto? Ale baikit, Peugeot net iš vietos pašoko. Kai buvo surastas vairuotojas, tai paaiškėjo, kad jis net neturi vairuotojo pažymėjimo, tik kažkokią kortelę, kad yra vairuotojų kursų klausytojas. Jūs ką tik matėte klasikinį pabėgimą iš avarijos vietos, o ta klasika kainuoja. Mūsų rubrikos Filmuoja reido reporteriai pradeda darbą iš Kretingos apylinkių, nes šioje laidoje jūs matyta avarija leidžia spręsti, kad ten atsiranda veikėjų, kitaip suprantančių saugaus eismo sąvokas. Vienas toks su Oktavija kelyje Klaipėda-Kretinga netoli Kopūstų kaimo varo štai taip per ištisinę šiurkščiai. O čia Kretingos rajonas, Vidmantų viadukas. Pažiūrėkim, ką moka Latvijos Infiničio vairuotojas pavairuoti. Šauna kaip koks lietuvis iš šalutinio į šonus neatsižvalgydamas. Čia kitas mūsų gražiosios šalies kraštas Šiauliai. Štai toks lenkimas šio miesto aplinkelyje, lenkimas baisus kaip ir visas lietuviškas vairavimas. O čia stintų šventės atgarsiai iš Palangos. Įdomi moterėlė iš apsisukimų įvažiavo. Bet tai sako, kad čia dar niekis. Netokių čiudų buvo, kai visa Lietuva žuvies nemačiusi į Palangą suvažiavo. BMW 5X ardosi Šilutės plente. Nieko tokio, kad šauna kažkam per strėnus. Bet tai kodėl ponas posūkio nerodo? Štai kur klausimas amžinas. Mums rašo įžeista reporterė. Labadiena, rašo ponia. Situacija pilnai nesimato, nes pradžia prasidėjo automobiliui važiuojant paskui mane. Hondos vairuotojas buvo labai nekantrus, signalizavo ir skėsčiojo rankomis. Mat aš jam trukdžiau važiuoti greičiau, nes pristabdžiau prieš Pilies gatvėje esančius kalniukus. Vairuotojas iš galo pasignalizavo, tuo metu priekyje važiuojantis automobilis blaškėsi tarp eismo juostų, pravažiavo sankryžą, mane Honda aplenkė ir staigiai kirto per stabdžius. Tad ir likau nustebusi mūsų vairuotojų draugiškumu, rašo mums reporteriai. Vilnius tai miestas, iš kurio vairuotojų mokosi visa Lietuva. Antakalnio ir Šilo gatvių sankryžoje šaus vienas visureigis degant raudonam šviesoforų signalui. Vaizdas, kuris nestebina nieko mūsų valstybėje. O čia naujoji Vilnia. Ir BMW vairuotojas parodys mums, kas būna, kai lenki prieš pėsčiųjų perėją ir lenki ne kažkokią transporto priemonę, autobusą, per kurį, nieko nesimato, kas dedasi dešinėje pusėje.
Čia ne Jakų žiedas nuo Palangos pusės, čia Taikos ir Baltijos prospektų žiedinė sankryža ir čia malonėkite į žiedą įvažiuoti iš 3 į 3 eismo juostą, o ne į 2. Būkite malonus. Klaipėdos krašto žmonės važiuojančius į Kauno oro uostą Karmėlavoje perspėjame, kad pakeliui yra knaipė, kurioje galite pakaštauoti didžiausių šalies cepelinų. Bet suvalgius 3, vairuotojams gali susisukti galvos ir jie nebežino, kurioje pusėje Kaunas, kurioje Klaipėda, o kurioje tualetas. Tai ir blaškosi po kelią išėjimo iš teatro ieškodami. Ir vėl Vilnius, šalies sostinė. Ir dabar jūs pamatysite eilę nesąmonių, kurias daro baltos spalvos autobusiuko vairuotojas. Šauna iš šilutinio kelio nesižvalgydamas šonus, arba jis parūkęs, arba jis girtas, arba jis tiesiog vienas iš tų chamų, kurių mūsų keliuose pilna. Aišku, toks pavairavimas pretenduotų į savaitės pavairavimą. Vairavimas žiaurus, nes jis ne šiaip lenda prieš nosį įžūliai, jis lipa kitiems ant galvų. Vilniaus policija turi techniką, kuri identifikuoja prastai matomus valstybinius numerius. Juk turi kažkas paklausti, kas to brolau buvo, gal nori pasikalbėti? Štai tokia buvo laida, kuri pradėjo savo 14-osius gyvavimo metus. Taip prasidėjo 14-asis reido pavasaris. Nuo mes pasimatome kitą antradienį, 20 minučių po 8 valandos vakaro. Rodysime tą patį. Sudie, būkite aplankyti.